Labas, tai pagalvojau, kad galbūt bus įdomu, kaip aš iš to 2,5 ml švirkštuko susileidžiu tą 3,75 dozę. Tai darysiu taip, kad susileisiu iš pradžių su automatiniu tą pilną dozę ir tada pusę išsitrauksiu su insulininiu švirkštuku ir tada susileisiu jau atskirai. Tai, žodžiu, visų pirma pasidezinfekuoju. Užmaunu adatėlę, prisuku. Čia kaip ir viskas aišku. Burbuliukus oro išleidžiam. Va, pasiruošiu. Tada vieną iš vienos pilvo pusės, kitą iš kitos pusės. Leisiu tai. Sudezinfekuoju šitą iškart. Ir čia. Daug kas klausė, ar skauda prieš pirmus kartus, tai galiu pasakyti, visiškai neskauda, nieko nesijaučia. Pas mane 6 mm adatėlė ir tai nieko visiškai nesijaučia. Bet yra ir 4, net yra ir dar truputėlį mažesnių, ten galima užsisakyti, bet šiaip galiu pasakyti tai, kad ir ta 6 man labai viskas gerai. Tai va suleidus, paskaičiavau mintise iki 10 ir tada ištraukiu. Dabar, kadangi jau švirkštukas, va matot, visiškai nesisuka. Žinau, kad kažkas ten būna, kad laužo, bet man kažkaip nepatikimai atrodo, tai aš geriau nuimu adatėlę. Imu tada insulininį švirkštuką ir ištraukiu. Tiesiog pravedu. Na. Čia kaip ir vaisto daugiau gaunasi. Bet man nereikės, man reikia tik tai 3 ml, kas yra pusė dozės ir gausis 3,75 iš viso. Tai va, iš viso prisitraukiu 7, tai jeigu leistis tą auksinę dozę pilną, tai truputėlį nusorinu ir viskas gaunasi gerai. Bet va dabar irgi burbuliukai. Štai, išspaudėm, nu ir va, gaunasi net, išspaudus netgi nepasiekia 6, tai galima truputėlį dar nuspausti, bet aš dabar tiesiog nuspausiu į kriauklę. Šiaip praeitą kartą tai atsisėdus, dariausi labai patogu atsisėdus, bet dabar atsistojus geriau čia jau matysis, tai tiesiog su 2 rankom pusę aš jos truputėlį daugiau negu pusę įsivedžiau ir tada iš lėto. Irgi nėra, kad skaudėtų, tiesiog ana visiškai nesijaučia, šita truputėlį jaučiasi, bet juokas. Nu va. Procesas įvykdytas, tai dabar laukit update'o apie rezultatus.